Kas yra psichodinaminė psichoterapija? Tai yra giluminė terapija visų pirma, kilusi iš Zigmundo Freudo psichoanalitinės teorijos. Jinai gilinasi į giluminius dalykus, kurie lemia taip, kaip žmogus galvoja, kaip jis jaučiasi, kokiuose santykiuose jisai yra. Taigi šioje terapijoje yra labai svarbu gilintis į pasąmoninius procesus. Jinai teigia, kad daug dalykų mes tiesiog nesuprantame, jie nėra logiški, jie nėra racionaliai paaiškinami, bet jie veikia mūsų gyvenimą. Taigi šios terapijos esmė yra labai dažnai tai yra suprasti tuos pasąmoninius procesus, iškelti juos į viršų ir tada mes galime kažkaip gyvenime priimti kitokius sprendimus, labiau reflektuodami, iš ko ateina mūsų mintys, jausmai, nerimas, santykių problemos. Taip pat psichodinaminė psichoterapija labai dažnai yra apie vidinius neišspręstus konfliktus, kuriuos mes terapijoje bandome išspręsti. Juos ne visada įmanoma išspręsti, kartais jie ir lieka su mumis, tačiau terapijoje tuomet bandome rasti būdą, kaip būti su tais vidiniais konfliktais. Labai normalu, kad žmogus yra prieštaringa būtybė, jisai labai dažnai turi įvairių jausmų objekto atžvilgiu. Taigi kartais tų vidinių dalykų mes negalime kažkaip išspręsti, bet galime rasti būdą būti. Vidiniai konfliktai dažnai yra susiję su mūsų ankstyvomis patirtimis vaikystėje, todėl šioje terapijoje labai dažnai nagrinėjame ankstyvuosius santykius, ypač su tėvais, ankstyvuosius patyrimus, raidos etapus, kaip jie formavo tai, kokie mes esame dabar. Tai visų pirma, tai yra giluminė psichoterapija, kaip ir minėjau pirmame klausime. Jinai giluminė dėl to, kad gilinasi labiau, kas slypi už viso to, kas yra mūsų gyvenime. Todėl ir terapijoje, pavyzdžiui, labai dažnai žmonių klausiu, tai yra, o kas už to? O kas yra už to atsakymo, o kas yra už to jausmo, o apie ką tai, o pavyzdžiui, tarkime, net galėtume tokį pavyzdį pagalvoti, kad žmogus pradeda kalbėti tam tikrą temą nuolatos. Ir, pavyzdžiui, man jau kaip terapeutai labai dažnai kyla klausimas, o kas už to, o kodėl žmogus kalba apie tai, kodėl jisai atneša tai į terapiją šiandieną. Tai labai dažnas klausimas yra, apie ką tai. Mano visų pirma galvoje ir kartu su pacientu nagrinėjant atsineštą turinį. Kuo išsiskiria dar, kad mes nagrinėjame šioje terapijoje pasąmoninius reiškinius. Dažnai kažkaip žmonės yra linkę galvoti viską racionaliai ir ignoruoja tą dalį, kuri yra irgi labai svarbi žmogaus dalis. Žmogus nėra tik racionali būtybė. Jinai labai dažnai elgiasi pagal dalykus, kurių iki galo nesupranta ir kurie iš pirmo žvilgsnio mums gali atrodyti kaip nesąmonė. Nes tai ir yra nesąmonė, nes yra pasąmonėje. Ir kai mes ignoruojame tą dalį, mums kartais tikrai yra labai sunku racionaliai viską taip ir paprastai paaiškinti. Taigi mes ją tyrinėjame, o pasąmonę mes tyrinėjame per įvairius dalykus. Tai visų pirma per sapnus, fantazijas, kažkokius tai riktus, galbūt tas žodis nelabai žmonėms žinomas, tai yra suklydimus, tam tikrus netitikimus, kaip pavyzdžiui, žmogus vietoj vieno žodžio pasako kitą žodį, negu turėjo omeny, kažkokius tai pavėlavimus, dar kažkokius dalykus, tokias klaidas, kurias mes laikome tam tikrų pasąmonės turinių išeinančių į išorę. Viena iš sąlygų pacientams atėjus į terapiją kalbėti viską, kas šauna į galvą, tam, kad tas pasąmonės turinys būtų mums lengviau pasiekiamas. Taip pat šita psichoterapija pasižymi tai, kad jinai dažniausiai yra ilgesnės trukmės. Tai yra apie kelis metus, labai retai kelis mėnesius.
Todėl žmogui, kuris galbūt nori greitesnio rezultato, greitesnės kažkokios priemonės spręsti jų sunkumus, ši terapija nebus tinkama. Šios terapijos esmė yra ilgalaikiškumas, kūrimas santykio su terapeutu, kadangi santykis su terapeutu labai dažnai atspindi santykius esančius išorėje, todėl tam tikri dalykai atsiskleidžia tik laikui bėgant. Dėl tos priežasties ši terapija užtrunka. Tačiau jinai iš esmės vadinama giluminė, taigi giluminiai įvyksta ir pokyčiai žmogaus asmenybėje. O tam, kad jie įvyktų, mes negalime to sutalpinti į kelias sesijas. Taip pat ši psichoterapija išsiskiria tuo, kad joje yra mažiau struktūros negu kitose terapijose. Pavyzdžiui, jeigu lygintume su kognityvinė psichoterapija, ten yra labai aiškus metodai, labai aiškus įrankiai, kaip dirbama. Psichodinaminėje psichoterapijoje yra labiau, kad neakcentuojamos tos kažkokios technikos, užduotis žmogui, tačiau tai nereiškia, kad joje nėra struktūros. Struktūra yra, tiesiog jinai netokia aiški pacientui. Struktūra yra tame, kad visų pirma, kai žmogus ateina į psichodinaminę psichoterapiją, psichoterapeutas renka jo gyvenimo istoriją, tai yra nuo vaikystės iki dabar, tam, kad apžvelgtų jo patirtis ir matytų kažkokias galbūt pasikartojančias tendencijas, sunkumus ir iškeltų terapinį tikslą kartu su pacientu. Tai va čia ta terapija prasideda dažniausiai nuo tos informacijos rinkimo ir jinai ganėtinai būna toj vietoj struktūruota. Taip pat šitoj psichoterapijai yra labai svarbu turėti tikslus, kad terapija judėtų tam tikrą kryptimi ir kad tiesiog nebūtų kalbama apie kažką be aiškios krypties. Tikslai dažniausiai terapijoje formuojami labai aiškiai, bandant tiksliai įsivardyti, kas turėtų pasikeisti žmogaus gyvenime, kad žmogus jaustųsi, kad terapija, padėjo ir jis gali savo gyvenime judėti toliau. Po to etapo dažniausiai seka tai, kad žmogus kalba apie dalykus, tai, kas jam šauna į galvą, ir kartu su terapeutu yra nagrinėjamas turinys žmogaus. Taigi šiuo etapu jau žmogus tampa atsakingas už turinį, kurį atsineša į terapiją, ir terapeutas tame santykyje bando kelti klausimus, atspindėti dalykus, galbūt tam tikrais etapais kelti kažkokias interpretacijas ir apibendrinti dalykus. Taigi padeda pacientui nagrinėti jo gyvenimą, jo pasąmoninį turinį. Labai svarbu akcentuoti turbūt, kad žmogus vis tiek, mano manymu, bent jau geriausiai žino save, todėl aš labai retai atsistoju kaip į eksperto poziciją, kad aš žinau geriau, o labiau padedu žmogui suprasti, kas vyksta jo viduje, ir einu į tai su smalsumu ir nežinia, lygiai tokia pačia, tik tai tiek, kad galbūt turiu daugiau žinių iš tos teorinės perspektyvos. Tai o dar kas labai svarbu paminėti apie šitą psichoterapiją, kad joje taip pat nagrinėjami gynybiniai mechanizmai. Tai yra, kad mes, kiekvienas žmogus, ginamės nuo nerimo įvairiom priemonėm, ir tas yra normalus. Sveika asmenybė irgi turi
gynybinius mechanizmus, kuriuos naudoja, kad apsisaugotų nuo nerimo. Na tai pavyzdžiui, mūsų visuomeniai labai dažnas gynybos mechanizmas matomas galbūt toks lengviausiai, tai yra humoras, kai žmogus, tarkim, humoru, juoku bando maskuoti, tarkim, savo kažkokias neigiamas emocijas, neparodyti kažkokio tai pykčio ar kitų dalykų. Tai dažnai mes tuos gynybinius mechanizmus irgi analizuojame terapijoje, kartais juos bandome nuimti, kad pamatyti tai, kas iš tiesų žmogaus viduje skauda. Mano nuomonė, jį labiau tinka žmonėm, kurie yra pasiryžę ilgesniam darbui su terapeutu, jie nori atrasti galbūt giluminės priežastis, dėl ko jie kenčia, dėl ko jie patiria sunkumus. Sakyčiau, žmonėm, kurie yra pasiryžę nuosekliai dirbti link giluminių pokyčių savyje. Reikėtų turėti omeny, kad šitoje terapijoje yra labai svarbu susitikti kiekvieną savaitę, vieną kartą tuo pačiu metu. Šis procesas yra labai svarbus, bet būtent taip, kaip aš sakiau, kad jis turi būti dėliojamas, kadangi tik tokiu atveju mes galime palaikyti nuoseklumą, ryšį ir galime dirbti ties gilesniais procesais. Retesnis susitikimas su terapeutu tiesiog nevykdytų terapijos tikslų ir galima būtų tai pavadinti labiau palaikomąją terapiją negu tikru gilinimusi ir sprendimu problemų. Taigi, sakyčiau, kad tikrai žmogus turėtų pagalvoti apie tai, ar jis yra pasiruošęs būtent tokiam ilgam darbui, nuosekliam. Taip pat būtų svarbu turbūt pagalvoti ir apie finansinius išteklius. Taip pat ši terapija tikrai skirta daugam įvairiem žmonių sunkumams, nerimui, depresijai, asmenybiniams sunkumams, santykių problemom. Taip kad labai platus diapazonas, kokie žmonės galėtų kreiptis į psichodinaminę psichoterapiją, tik tais būtų, kaip ir minėjau, svarbu įsivertinti, ar galėtumėte skirti laiko ilgesniam procesui. Mažiau tinkama šita terapija būtų tiem žmonėm, kurie labai nori konkrečių sprendimų, labai greitų, aiškių. Nereiškia, kad šioje terapijoje mes negalėtumėm aptarti, tarkim, kaip suvaldyti panikos priepuolį, ar negalėtumėm panaudoti kažkokių galbūt ir kognityvinės elgesio terapijos metodų ir panašiai. Tačiau vis tiek didesnis dėmesys yra skiriamas ne simptomams mažinti, o rasti, kas už tų simptomų ir kokia yra giluminė priežastis. Taip pat kartais yra tam tikrų sutrikimų, kurie reikalauja papildomos pagalbos, tai pavyzdžiui priklausomybės, valgymo sutrikimai, kuriem reikėtų tam tikros specifinės pagalbos. Taigi psichodinaminė psichoterapija galėtų veikti ir tokiu atveju, tačiau reikėtų tuomet papildomos pagalbos būtent spręsti toms specifinėms problemams. Aš sakyčiau, kad nėra tokių amžiaus grupių, bent jau iš mano perspektyvos, jinai gali būti taikoma tiek suaugusiems, tiek paaugliams, tiek brandesniems klientams. Tiesiog, man atrodytų, būtų svarbus žmogaus pasiryžimas nuosekliam darbui ir norui gilintis į save. Vienas iš jų yra laisvų asociacijų metodas, tai yra reikalavimas toksai kaip iš psichoterapeuto, kad pacientas atsineštų turinį ir kalbėtų apie tai, kas jam šauna į galvą, kadangi tokiu būdu lengviausia yra gauti tuos kažkokius tos pasąmoninės informacijos. Kitas dalykas, tai yra, kuris yra svarbus, tai yra sapnų analizė. Jeigu tik tai sapnuojate ką nors, tai yra labai vertinga atnešti į psichoterapiją, kadangi sapnai yra tiesioginė
prieigą prie mūsų pasąmonės. Aišku, sapnuose informacija iš pasąmonės yra užmaskuota įvairiais simboliais, todėl netaip kartais lengva yra ją suprasti. Terapijos metu mes analizuojame tuos sapnus, bandome suprasti, ką pasąmonė mums nori pasakyti. Taip pat gynybos mechanizmų atpažinimas ir analizavimas, kaip žmogus saugosi nuo nerimo, kokius gynybos mechanizmus jis naudoja. Bandome tuos gynybos mechanizmus kartais išnešti į sąmonę ir juos suprasti. Tamgi vėl, kad priartėtumėm prie tų giluminių dalykų, kodėl žmogus kenčia. Ir taip pat santykių modelių analizė. Tai yra, pastebime kažkokius galbūt atsikartojančius modelius santykiuose, kurie galbūt atspindi vaikystėje turėtus santykių modelius. Ir bandome suprasti, kaip jie veikia dabartinį žmogaus gyvenimą, kokių pokyčių būtų galima imtis, kad nesikartotų tos pačios problemos kylančios santykiuose. Visi psichologai.lt padedame jaustis geriau.